Aš jau net bijau pagalvoti, čia mes suleisim vėl kokius 3000. Kaip taip važiuojat, kad su mašinas taip? O kaip kitaip nusidegins pirštus, jeigu degtukų nedegindamas, ane? Nes jos tada po teismus tampa. Tu jau nieko nebenori, viskas, atostogos 2 savaitėm. Su šitu grabu keliaujant tik vieną dainą mintyse skamba ta ting ding 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 ding. Lėkiam, skubam variantų, žodžiu, sekmadienio vakaras. Išvažiavom audinės paimti, nebebuvo kada gaišti, šeštadienį žiūrėjom, ką daryti ir visgi buvo priimtas sprendimas sekmadienį lėkti. Kadangi šeštadienį buvo išgirstas labai liūdnos žinios, kadangi GL dėžė subirėjo. Vieną kitą kartą grubiau pastartavau ir gavosi taip, kad tiesiog išėjo pirmą sankabą ir pirmas bėgis lauk ir nieko nebegali padaryti, tik pradedi važiuoti taip kerta smarkiai, per šoką spaudimas, nukrenta trauka ir viskas, ir nieko padaryti nebegali. Tai žodžiu, nei GLC nebepardavėm, nei audinės nebepardavėm nieko. Prie GL prasiknisau ir ką dabar? Nieko. Dabar ateis savaitės pradžia ir ieškosim greičių dėžės. O greičių dėžės, net neįsivaizduoju, kiek kainuoja. Dar net nebuvo galimybės užmesti akės pasižiūrėti, bet kadangi keisis greičių dėžė ir transfer case prie to pačio reiks keisti, tai aš jau net bijau pagalvoti, čia mes suleisim vėl kokius 3000, aš net bijau pradėti galvoti, žodžiu. Tai va, tai tokia situacija ir liūdnos nuotaikos, bet o ką dabar nebekišti, parduoti? Ką tu parduosi, ką tu nupirksi? Nieko, realiai, o dirbti reikia. Tai toliau lėkiu su Audi, tikiuosi, kad nepaves, niekada nepavedė. Ir viskas, ką žinau, važiuojam, beveik davažiavam prie mašinos ir matysim, kaip čia mums seksis ją nupirkti ir iš tikrųjų parodysiu aš jum, ko jūs dar nesat matę. Tai žiūrim toliau. Nu, mašinėlių pristatyta belekiek, žodžiu. Važiavau viską aplinkui ir vis tiek aš atradau mūsų pirkinį. Čia vat mūsų Audi. Tai kaip taip važiuojat, kad su tas mašinas taip? Kiek tu turėjai važiuoti su tokia padanga? Čia tikrai 3 dienas. Su visą. Žodžiu, laukiam pardavėjos, nupirksim, tada čia daugiau padarinėsim duris. Dabar tai čia, nežinau, modulis kažkoks ištrauktas, mašina įkišta, net neaišku ar kūrėsi. Žodžiu, čia priparkuotas mūsų traileriukas. Tai mes geriau palaukim, čia neslampinėkim, bet čia labai daug Porsche ir piktų turkų visokių vaikšto, tai laukiam moteriškės, atvažiuos, parduos, važiuosim. Einamės tą mašiną, pažiūrėsim, ką čia dabar lauksim, ne? Kaip durneliai. Audi Q7, matau nubrauktas buferis, va čia va, tai jau nelabai smagu kažkur paliesta. Čia kaip palėtė, jaučiu spragdina padangą. Gerai, kad šonas nenuvarys, nors kur tau čia irgi paliesta kažkas bus. Nežinau, bet man nelabai patinka, žodžiu. Va čia va, bet tai mažučiai, žinokit, kad gal jinai ir skendus mašina. Tai gali būti, kad skendus. Čia visokių dalykų prirašyta. Vehicle has water in erosion. Jinai gal ir nėra skendus, jinai ir pribėgus vandens ir matos, kad per liuką, va čia va, žodžiu, va čia va vanduo, čia kažkas užklijuota, čia kažkas buvo, labai sunku iš tikrųjų pasakyti. Kad vandens salonė yra, tai yra. Kiek jis padarė žalos, čia kitas klausimas, bet jeigu mašina užsikuria, ne? Tai raktelis yra viduj vadinasi. Mašina užsikuria, galima važiuoti. Mašina užsikuria, dirba gražiai, jau čia pliusą. Dėžė bus gera, variklis bus geras, žodžiu. Ir važiuoja. Gerai, mes čia labai nesielkim kaip namuose, žodžiu. Mašina yra pribėgus vandens 100%, tačiau kalbos net nėra. Tai yra pribėgę per viršų, matosi užklijuota ir mes jau čia nieko nepadarysim. Kadangi mes jau čia, tai kažką gero padarykime. Taip pat dar 15 minučių laukti, tai mes išsemkim vandenį, kiek išeis. Ką dabar stovėti, žiūrėti, tai bent jau kažką naudingo padaryti galima, ne? Tai va čia pilna vandens, kad ir kiek tai duos naudos, kažkiek duos. Aišku, negerai, kad čia viskas skęsta, bet ką dabar daryti, jeigu jau taip nutiko, ne?
Nu, pasistengiau dar, žodžiu, po prakaitą visą šlapęs. Ką padariau, tai užsivariau mašinėlę kampu, tada mašina buvo taip, tada subėgo visas vanduo atgal, tada sujungiau visus šildymus, viską čia, žodžiu, dabar paliksim kurentis, tegul mašina vėdinasi, žodžiu, čia va visur viską ištraukiau. Žodžiu, čia belekiek vandens leidau iš mašinos, čia va viskas, kas iš mašinos išbėgo. Čia visą bosį aparatūrą sukėliau į priekį, čia atidariau skylės, čia viskas išbėgo, čia viskas šlapi, bet išbėgo. Žodžiu, ir dabar beliko vieną problemą ir ten dar yra vandens. Tai kol kas paliekam taip, jeigu jinai padirba, pradžiūna, tada prieisim dar kartą pabaigti išsemti, susivaikščios, susivažinės, čia dabar kažkas dar į priekį atgal. Ir matysim, žodžiu, rytoj dar prieisiu, dabar jau lėkiam toliau, nebėra ko gaišti ir viskas. Tai iš tikrųjų, va ten, va, jeigu saulė leidžiasi, tai šitoj pusėje pietus, tai va čia va, bus Vašingtonas į tą pusę. Tai kažkur ten Trumpas ir Baltieji rūmai. Tai va, tai tokia situacija, o ką mes čia veikiam šiandien, tai mes atvykom va. Čia pasižiūrėti galite iš tikrųjų, kiek automobilių pristatyta, kiek laužų visokių, matot. Tai realiai visos šitos mašinos yra sulūžę. Va čia va, visos stovi sulūžusios ir laukia arba remonto, arba pardavimų. Čia tiesiog servisai, visur servisai. Čia realiai visur servisai ir dabar nukirtom mes šitą audinę, aišku. Tai va čia va, aplink tą pastatą pilna laužų pristatyta visokių buvo, tai aišku, tą kamerą man norėtųsi ją šiaip sukt, kad pabiškį judėtų, bet nežinau, kodėl pabiškį nejuda. Ne tai, kad juda, rodyti, kas vyksta gal kem 5 laipsnių kampu, va, kiek automobilių. Nu, žodžiu, tai esmę supratot, grįžkime mes pas mus ir galėsime iš tikrųjų nusileisti ant audinės, pasižiūrėti, ką mes čia nupirkom šiandien. Aišku, dabar jau pas mus pamatysit jau vis daugiau čia tų videkų, kaip visgi važiuosim, koks steitas kur, kaip atrodo ir su kiekvienu steitu aš jūs supažindinsiu, koks yragi kraštovaizdis. Tai šiandien ačiū mūsų mielam draugui, kolegai, kuris paskolino šitą aparatą. Tai mes turim DJI Drone 4 ar kažkas tokio, bijau pameluoti, dabar reikia paskaityti, kas čia parašyta visgi, bet mes čia su juo planuojam išmokti ir daug kietų video padaryti. Tai va taip gražiai leidžiamės, dar pažiūrėsim, kad čia nieko neatsitrenktume. Aišku, pirmas bandymas visada gali būti prisvylęs, kaip bebūtų. Biškį šoniuką, biškį dar žemyn ir mes pasiruošę, realiai esame atakuoti. Atakuojam audinę. Ne į tą pusę man reikia, biškį skrendam į šoniuką. Va tokią vat Audi mes šiandien iš tikrųjų turim labai iš tikrųjų sunku. Tai reiškia, mes turim droną, mes turėsim dabar, o jeigu eisim artin, nebijo mūsų, reikia turbūt nustatyti. O dabar varom atgal į mašiną, važiuojam tolyn, kol kūras nesibaigia, reikia į Q7 užpilti kūrą ir reikia lėkti viskas link namų ir mėgoti. Labas rytas, sveikiname su jumis iš ant sienos su Marylandu ir Pensilvanija. Žodžiu, tai ką reiškia, eina va taip va linija ir va taip važinėja iš Pensilvanijos į Marylandą, va taip kokius 3-4 valandas. Tai va taip įdomiai įrodo. Tai jeigu to pačiu keliu lėki per tas sienas, tai neaišku, kuriam viešbutį mėgaus. Tai net nežinau, kuriam steitę mėgau, tai didelio skirtumo nesudaro kažkokio, bet tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti. Tai va, tai dabar esam plius minus kalnuose, dar kalnai laukia didieji, tai važiuosim dar pafilmuosiu, gal sustosiu kažkur parodysiu, kaip čia tas kraštovaizdis atrodo. Kadangi mes jau turim droną, kaip matėt, tai droną reikia išmokti naudoti dar. Kodėl mes jo dar neturėjom? Nes viskas kainuoja pinigus. Reikia pirmą GL susitvarkyti, tada galėsim užsimti visokiais kitokiais dalykais ir parodyti jums, kaip čia gražu. Tai kad gražu, tai gražu Amerikoje. Tai tik tai aišku ne visur, bet savotiškai galiu pasakyti. Tai ką mes dabar padarom? Pakeliam tą droniuką ir pafilmuosim, kaip čia mūsų tas rytas atrodo. Iš šitos pusės mes atvykom, ten matot debesis, ten pastovi lyja, kiek važiuoji per kalnus, tiek pastovi lietus lyja. Lyja ir lyja ir lyja. Tai va taip atrodo Pensilvanijos ir Marylando siena. Tai žodžiu, va per tokius kalnus duodės ir iš tikrųjų
jeigu pakrautas, tai gana sunku važiuoti. Tai aišku, labai priklauso, kaip smarkiai krautas. Tai mes važiuojame į tą pusę, ten už tų debesų yra kažkur toli Cincinnati ir važiuosim dar iki jo apie 5 valandas kažkur plius minus. Tai va toks kraštovaizdis, tai čia aišku sunku dabar suprasti, kada kyli, kada leidės, kadangi tų kalnų nežinau, ar kada važiavot per Italijos Alpes, bet labai panašiai. Kartais kyli, kartais leidės, nebesupras. O, kaip lyja ten matos ir tas lietus jau čia ateina pas mus. Jeigu neklystu ir nebus gerai, jeigu mes čia sušlapsim. Reiktų tepti slidės, man atrodo, ne? Dar ką galim padaryti, leidžiamės mes link Audi, apskrendam čia porą ratų, va laidai kažkur matos. Atrodo, kaip per žaidimą važiuojam, ne? O, važiuojam taip, kad mūsų nenutrenktų. Ne tai, kad nenutrenktų, bet tai, kad mums reikia nueiti į parduotuvę. Kadangi jūs visi žinot, kad mes nieko nedarom pusę kojos, mes darom viską max. Tai ir dabar padarysim max, kadangi žinot, kad mes turim jau DJI droniuką šį kartą ir planuojam tokį patį įsigyti, šitas yra skolintas, labai elgiamės atsakingai. Tai reiškia, visi žinot, kad Drakaras yra super automobilis, kad ir kaip bebūtų, ir Drakaras nuo šiandien turi kitą pratęstą pavadinimą Drakaras lėktuvnešis. Tai va, tai mes tiesiog dronus paleidinėjom nuo lėktuvnešio viršaus, tai nereikia net išlipti į orą, kadangi Audi puikiai pritaikytas automobilis. Šiandien mes pakilsim apžiūrėti nuostabios vietos. Netoli Pittsburgo. Tai va, netoli Pittsburgo mes pakilsime ir... We've got some breaking news. Let's go right up to Mike Lorber in Sky 5 over this high-speed chase. Mike? This has been going on for about 20 minutes. We've been listening to the dispatch on Esbern. This is a Hyundai SUV that, according to the Illinois State Police dispatch, is wanted for armed robbery earlier this day. This pursuit we heard on the Esbern started off the Bishop Ford. Oi, teko ir palaksys, žodžiu, ekstremaliai išsirinkta vieta, galiu pasakyti, tai per tiltą, 2 dalių, apie kiek kilometras tiltas, žodžiu, per vėją pametė mašiną, nespėjo skristi iš paskos, kas žiauriai keista yra, bet gal tiesiog ne taip kažką nustačiau, bet pavyko parskristi, pavyko pagauti signalą ir šiaip, kas yra gerai su to droniuku, kad ir kas atsitiktų, jisai pagal navigaciją nusistato kelią atgal ten, kur pradėjai ir visada rasi ten, kur pradėjai. Bet aš tai atgal jau nebegalėjau važiuoti. Nu, galėjau teoriškai tipo važiuoti, bet tas dronas būtų vidury gatvės nusileidęs, o Drakarą tai nebėra. Tai žodžiu, vos neprisižaistam. Nu nieko, stresinė situacija dabar aišku, kaip elgtis reikia ir viskas bus gerai. O kaip kitaip nusidegins pirštus, jeigu degtukų nedegindamas, ne? Nu dėl to transfer keiso, tai aš čia įsivėliau, sakau, tiesiai iš Vašingtono į tą Cincinnati, Ohio. Nu čia kalniukai, tai galiu aš pasakyti, kad čia Audi tai yra ką veikti. Va, per tokius verčiamės ir nesimato nieko. Eik sau. Visgi niek šitoj skiliai nedirba. Nu tai būsim be pietų tada, ką aš dabar padarysiu, nieko, ko gero. Žodžiu, ką mes čia išmastėm su Audi. Tai kas yra labai gerai, kad labai gerai džiūna. Įjungtas pečiukas, įjungtas ištraukimas. Tai žodžiu, čia jau viskas sausa. Čia visur sausa, viskas įkaitė. Žodžiu, toliau galas. Esmė, kad čia viskas gražiai džiūna, čia dabar šitai vietai reikia išsidžiūti irgi, tai žodžiu, jau viskas daug geriau atrodo. Čia neatidarysime šitos pusės, nieko neliesim. Žodžiu, gerai tai, kad džiūna, įdomu, ar nebėga toliau iš tikrųjų vanduo, kai lietus lyja, einu pažiūrėsiu po kapotu.
dar kas čia darosi. Jeigu kažkas nežinot, ką valgyti Amerikoje, tai žinokit visada, kad kai kuriuose parduotuvėse, labai sunku rasti, aišku, bet yra ten pirkti augos sriubos. Auga, jeigu žinot, Lietuvoje gal dar auga vadinasi, nebeauga, o gal auga. Būdavo auga. Maksimui visur ateini, va tokia va sriubelė, žodžiu. Ir kas yra gerai, nuplėši ir geri. Tai čia viena porcija, tai visokių ten, nežinau, svitkornų, trilentils, grybų, kario būdavo, dar moliūgų ir trilentils. Dar grybų norėčiau turėti, bet neturiu. Tai žodžiu, kas yra labai gerai, kas nežinot, varot kažkur ar toliau važiuot, o tokį prisiperkat, neturit ką valgyti, šmaukšt greit kakliuką ir bam. Vieną porcytę, aišku, norėtis kažko dar užkasti. Tai 2 pakelius šaukit, ką dabar, su vienu nebus gerai. Tai žodžiu, kadangi yra tekę dirbti su augos sriubom, tada auga perėjo Kauno grūdus, kad tada Kauno grūdai, man atrodo, ten viską dabar valdo. Bijau pameluoti, Vilija linkėjimai. Žodžiu, ir realiai neįsivaizduoju savo gyvenimo be augos sriubos, nes čia jeigu nori kažkokį nusipirkti, atsiprašau, Kauno grūdų sriubos, nes jeigu čia nusipirkti nori kažką panašaus, bus milijonas ingredientų ir tikrai nebus labai gerai. O čia, žinai, kad iš Marijos žemelės atkeliavo jokių 60 amerikietiškų ingredientų. Linkėjimai Kauno grūdam, ačiū jums, kad toliau darot šitas sriubas tokias nuostabes. Žinokit, aš tiesiog nieko nebematau vėl. Medžius neša į šoną, čia toj pradės spraginėti laidai. Per kamerą geriau vaizdas matas, nei aš pats matau realybėj. Nieko nematau realiai. Nežduok dėja pagalis ar medis neatskristų į mašiną, viskas gerai. Realiai tai yra siaubas. Iš tikrųjų, mašina mėta. Džiaugiuosi, kad mes netarp mėsos šį kartą. Jeigu būtume su Mersu, tai jau reiktų stoti į pavėsį, po tiltų kur nors. Ir lauk, kol atvažiuos gelbėt kas nors. Žodžiu, viskas, išsijungiu, dabar einu vairuoti, kad čia neįpulti ką nors, tai... O toliau žiūrėkite, kas toliau seks. Gal pavyks ištrūkti mums iš tos audros. Išgyvenam su Drakaru audrą, atvažiavam į Cincinnati, važiuojam pažiūrėti Porsche, vis dar turim Audi ant galo užsimetę, Porsche'as, Makanas, 2 kažkelintų, nežinau, žodžiu, 103 štukų mylių, aišku, kalą, bet orinė važiuoklė, ventiliuojamas sėdynės, švies salonas, žodžiu, baltas ir visai neblogai atrodo, prie namo laikytas, nenubaladotas, bus visas gražus. Žodžiu, važiuojam, pažiūrėsim, jeigu viskas tvarkoj nupirksim, jeigu bus labai nekoks, nepirksim. Sveiki. Good. How are you today? Who texting me? You? Thank you. Yeah. You? Yeah. Okay, so, do you have title with you? Yeah. Can I see it? I'm about to buy this car, okay, for 57. Can you keep this car until tomorrow for me? Can I pick tomorrow? No problem? Yeah. Because I'll come back to Chicago today and I can come back the same time tomorrow empty. Mes darysime dabar, ką mes darysime dabar? Mes, va taip va. Policija nukreipė mus, o kur kreipė, neįsivaizduoja. Už 1000 pėdų pasukite dešinėn. Jie turbūt juokauja. Tai kur mes čia niekur taip nenuvažiuosim? Negerai. Makanas kaip gražiai išlaikytas, tai negali patikėti. Realiai iškart jaučiasi, kad ne amerikiečiai važinėjo, kiniečiai arba kažkokie tie maži žmogeliukai pardavinėjo mašiną, aišku, nupirkom. Kaip tu gali nepirkti tokią švarį mašiną, tai nebėra ten ką galvoti jau. Tai realiai net cheminė nereiks. Ten viskas išvalyta, sutvarkyta, kvepia, gražu, nieks nenulūžė, joks mygtukas nenutrintas, žodžiu, rytoj piką padarysim ir aišku viską sufilmuosiu. Tai nusivežam Audi, nusimėsim, rytoj sugrįšim ir rytoj viską parodysiu, bet pirmas įspūdis tai labai geras, o dabar važiuoju link namų. Čia, žodžiu, užtvirinėti keliai, neduoda pravažiuoti normaliai, bet reikia išsinerti kažkaip ant greitkelio ir tada viskas bus gerai.
iki namų 5 valandos, šiandien grįžtam, nusimetu Q7 per miegu, rytoj grįžtu Makaną paimu, parsivežu naktį vėl per miegu, ketvirtadienį lėkiam Q7 daužtų šonų, 8 valandas į vieną galą, tai ten bus jau išvažiavimas ketvirtadienį, grįžimas penktadienį, tai penktadienį nusimetam ir žiūrim tada toliau, arba kažką pakeliui dar nupirksim, arba savaitę uždarysim su ta Q7, nežinau, matysim. Šiaip norėčiau dar kažką paimti iki sekmadienio, bet negali prisimti tiek mašinų, kurių nieks nepirks. Vėl į audrą, dar vieną žodžiu, nežinau kiek čia bus iki namų, bet jau biški pavargau šiandien ant to lietaus. Ir va tai va, galite pažiūrėti kaip atrodo, kokie sluoksniai eina ir atrodo, kad neša viską tie sluoksniukai. Aišku, nieko mes nepadarysim, galim tik žiūrėti ir grožėtis, turbūt, kad gamtos jėgom, ne? Tai va, tai liko iki namų dar 4 valandos, planas būti apie 10, jeigu pasiseks. Ir patikrinau iš tikrųjų Q7 ir ten radau vandens, daugiau nei buvo prieš tai. Buvo liukas, aišku, pradarytas, bet liukas nebuvo pradarytas tiek, kad taip smarkiai bėgtų. Tai esmė kokia, viršui, kad ir kiek vandens kaupėsi, jis kažkodėl leidžiasi per stojkės žemyn, radau per kur bėga konkrečiai. Tai jeigu liukas veiktų teisingai, tai per stojkės nebėgtų į saloną. Tai reiškia, yra užsikišę latakai. Jeigu latakai užsikišę, tai dėl to ir bėga žemyn. Tai dabar vandens padaugėjo per kokius, nežinau, gal 5 litrus mašinoj, plius minus, bet bent jau aišku, kad problema iš tikrųjų yra užsikišę latakai. Gale bagažiniai mažiau, bet mažiau dėl to, kad ten pradaryta viskas ir iškart išbėga. Tai sunku pasakyti, kiek būtų priskaupę, bet prie akumuliatoriaus tai tikrai, nu ką žinau, gal iki 5 litrų ten, jeigu telpa bendras kiekis gal, sakykim, tai, nu gerai, padaugėjo 2-3 litrais, bet vis tiek negerai, kad bėga į vidų. Bet bent jau mašina neskendus, o pribėgus. Pribėgus reiškia, nieks neapsemta, o tik tai ant žemės guli viskas, nu tipo ant dugno, ne? Tai va, tai mašina važiuoja, viskas tvarkoja, tik teliškuojas dabar viskas tenai. Tai va, tokia situacija, žodžiu, viską sufilmavau, parodysim žmogui, kad ir koks bepirktų. Nesiūsim tos mašinos į Lietuvą tol, kol nerasim pirkėjo, tai o kol rasim pirkėją, pats ją džiovinsiu, valysiu, žiūrėsiu, kas ten su ją daros, nes dabar išsiųs skendusią ar pribėgusią mašiną į Lietuvą ir tikėtis, kad kažkas nupirks, nu tai po to jau daugiau reikalų bus, už kuriuos reiks mokėti, kur čia pats vietoj gali pasidaryti. Tai va, tai tokia situacija, žodžiu, važiuoju toliau, tamsu, baisu, apsiniaukia, jau ateina ruduo, toks vaizdas, o dar turim tik rugpjūčio 11 dieną, jau tokie baisus orai, nu, prisidžiaugiau šitą Ameriką, sakau, gražu pas mus. Nu, bet bent jau gerai, kad tas oras nešaltas, nu tai va, plius 22 kieme. Tai ir su ta maikė gali vaikščioti ir su megztiniu biškį per karštą. Bet bent jau visą dieną šilta. Nu tai tas lietus netoks baisus, kaip Lietuvoj. Tik lietus, tai plius 10. Ir perpučia, ir sergi, ir liulis bėga, ir tas ir anas. Kojos šlapios, o čia išėjai su šlapai ir nesergi dėl to, kad nešalta. Keliais laipsniais daugiau nei Lietuvoj. Nu žodžiu, tai va tas bent jau gerai. Viskas, jungiu kamerą lauk, susitiksim jau rytoj, kadangi jau tamsoj čia nieks nebenusifilmuos įdomaus ir o rytoj lėkiam paimti Makano atgal. Visą dieną purškė, neina, net pafilmuoti neina, tiek sudėtingos oro sąlygos, žodžiu. Trečiadienis, 5 valandos, o mes grįžome prie Makano. Makanas yra už 8 minučių. Vėl čia tais keliukais, kur tie laidai kabo visokie, tai nežinau, vėl gal nuvirtęs medis bus, tai tas, tai anas, žodžiu. Situacija tokia, jo, ta pati gatvė, kur medis nuvirti, tai žodžiu. Atvažiavau paimti Makano, pasikrausim, lėksim atgal. Nu jo, Cincinnati, Ohio yra labai daug medžių, labai daug laidų. Tai biški nutrūko laidas, tas nulūžo medis, nutrūko laidai. Filiama, kaip baisu. Jūs pažiūrėkite tuos visus raizgalynus
Tai kas tau čia laikys? Aš nesuprantu. Kas tau čia laikys? Atvarai, prie tokių. Tai kur tau čia nedingsta elektra, kad čia priraizgyta, čia dar nieko iš tikrųjų, bet tai yra iš vis vietų, kur iš viso pripinta tų girliandų ir nesuprantu, kaip jie taip nenori spręsti tų problemų. Biški nutrūko, biški aplipdė, vėl medį įkiša ir vėl toliau gerai. Siaubas. Žodžiu, beveik atvažiavau, einu greit kraunu, kad nereiktų čia užstrikti mums, kad koks medis nuluš ant galvos. Ir lėkiam toliau, per linkės kažkoks, ne, čia pasirodė. Žodžiu, viskas, einu kraunu ir pasimatom jau po pakrovimo. Dar užmečiau akį, sakau, pažiūrėsiu, ar yra orinė važiuoklė, bet orinės važiuoklės nėra. Tai va toks, žodžiu, makaniukas, greit apeinam. Nėra nei vieno nubraukimo, bent jau nesimato niekur. Geros padangos dar. Reikia lempas tikrai poliruoti. Aš kaip bitininkas šis tokia puri. Balta išorė, bus aparatūra, šviesų salonas. Mygtukai ir tie nenutrinti. Žodžiu, sėdynės, niekur nesuplyšė. Čia va, jaučiu baisiausias salono dalykas, tai va čia vos. Šitas automobilis kala, 3 litrai kaip visada. Nieks niekur nenutrinta. Kaip gražiai atrodo. Čia yra šildomas vairas. Čia 132 000 mylių. Aišku, automobilis, kaip matėt, važiuoja, kala ir reikia tvarkyti variklį. Tai reiškia, šitą variklį galima tvarkyti 2 būdais. Pirmas būdas yra nuimat galvas ir žiūrit, galbūt užteks pasikeisti lifterius, tos rankas, kad ir kaip jos besivadintų, rocker arms, arba jūs keičiat, jau traukiat visą variklį ir tada žiūrit, kas darosi išardžius, arba dedat kitą variklį. Bet visiems siūlau geriau, žmonės, jūs remontuokit tos pačius. Jeigu mašina savo, jeigu ne savo, tai dar blogiau. Tai reiškia, pribursit ir parduosit kam nors kaip gerą. Tai labai slidus dalykas, aišku. Ir to reikia, kad visi norim uždirbti, bet kažkokį šią savaitę mačiau kažkokio tikrintojo komentarą. Porsche, sako, Facebook'e įkėlė Porsche, o tenai tas Porsche'as realiai, nežinau, koks ten buvo, bet jis nusistebėjo, tipo, kažkokia tikrintojų grupė. Parašyta, kaip jūs tikitės parduoti mašiną už ten kažkiek 10-20 tūkstančių eurų, kai reikia pakeisti amortizatorių, jūs dedat 9 arba ten dar kažką. Ir va, čia ir baisiausias dalykas, kad mašinos, kurios grįžta iš Amerikos, kai kurie tiesiog, kaip aš suprantu, nedaro taip, kaip reikia, o daro tam kartui ir parduoda. Tai šitoj vietoj, dabar aš jums labai paprastai pasakysiu. Pirkit mašinas sugedusias ir susitvarkykit. Geriau patys žinosit, ką sutvarkėt, ką radot ir taip toliau. Gal biškių ilgiau užtruks, bet supraskite tai, kad kai perkat sveiką, gerą mašiną, niekada nežinot, kas viduj. Tada jeigu suges ar po mėnesį, ar po 2, tai ne visada tą žmogų surasit, ne visada ten tie tikrintojai Lietuvoje irgi atranda tas problemas, tada jums tik galvos skausmas. Bet kai nusiperkat mašiną iš Amerikos, sugedusią, sulūžusią, reikia variklio, grįždėžės, bet ką, tai žinot, kad jūsų pasirinkimo laisvė. Arba kitą variklį dėti ir ramiai jaustis, arba tvarkyti tą patį iki smulkmenų. Papilat, nežinau, stumokliai, žiedai, įtempėjai, guoliai, visi salininkai ir važiuoja dar, nežinau, 10 metų. Ir tada žinot, ramiai miegat, kad tą mašiną susirinkot nuo varščiukų. Bet svarbiausia, nedaryti ant snarglių. Jeigu daro ant snarglių, tai tada labai daug nelaimingų žmonių. Nelaimingi tie, kurie nusipirko ir visgi nelaimingi tie, kurie pardavė, nes juos tada po teismus tampo. Viskas. Baigėsi transliacija. Down
Nu va ir ketvirtadienis, žodžiu, mašina visiškas šiukšlynas, bagažiniai primesta ir dabar važiuoju dar paimsiu greičių dėžę. Greičių dėžiai vėl viskas sumetam į viršų, kadangi Audi jau buvo išvalyta, dabar tų įrankių primesta, žodžiu, vietos nėra, skubėti reikia, kol 7 važiuoti reikia paimti. Jau yra 8:40, o aš į Getą atvažiavau, į Hudą, o tik kaip aš čia išsuksiu. Aš atvažiavau į Hudą, siauros gatvytės, žmonės vaikšto kaip nori per gatvės, žodžiu, o, grotas visur sudėtas visokios ir čia vakarė tai šis geriau net nevažiuoti. Žodžiu, bandom krautis mes čia tą dėžę, nežinau, kas čia bus, kažkas bus. I hold it, you can dry. You're good. All good. Just wait and leave it like this. So where's the mileage? There's somebody writing mileage on it or no? I don't know. $825, su viskuo 8 PM, 8-6 štuk turėtų būti dėžė. Ar tokia yra, kas žino dabar. Nu netikėtai, gal ir tikėtai, ir nelauktai, ir Audi jaučiu batai, nes nebėra traukos. Pradingo trauka, važiuojam ant šiam 5, jeigu nuo kalno įsibimbinį iki 80, bet turim check engine light, o šitą check engine light ir mirksintis spiralius reiškia, kad turbinos valdymo blokas nusprogo arba kažkas darosi, per kurį gerai kokiai minutį ir vėl nusprogsta. Tai reiškia, nepriskubėsim dabar jau čia šiandien rytoj. Nu ir viskam ateina galas. Tai tapome vieni iš tų žmonių, kur tiesiog vidury asfalto pabyra mašina. Tai Drakarui sudie. Nežinau, kiek čia tų mylių įvažiavam visgi, bet nutrūko. Škyvas nulėkė. Nežinau, kaip taip įmanoma, bet nulėkė škyvas. Kad jį pakeis, nežinau, čia ant kelio tikrai nepakeisim. Ir turim, ką turim. Tai va toks pas mus ketvirtadienį. Su tokiom raketom kilsim greičiau, tiesiog suktis reikia ir vyniotis, čia nieko nebus. Drakarą po tiltu ir viskas. O va, kasgi išgelbės, jeigu ne jų haulas. Nu ir štai mes žingsneliu atgal, sėdim tarp GMC. Paprastai žinoma, kaip prie vartautojo autobusiuko, tik šitas didelę būdą turi. Tai žodžiu, situacija tokia updeitukas, kad, ką žinau, mėlėjai, niekada gyvenime nepasiduokit, nu ką. Jeigu jau padavė tas gyvenimėlis citrinų, tai išspauskit tas citrinas žmonėm į akis. Ir viskas, ir reikia toliau. Tai va, nepasiduodam ir mes, žodžiu, pasiėmėm šitą grabą. Žodžiu, čia su šito automobiliu yra važiuoti kančia, galiu pasakyti. Neįsivaizduoju, kas gali sėdėti ant šitų gaidiškų sėdynių. Kodėl gaidiškų, nes atrodo, kad tu tiesiog, nežinau, dar aš jums tiesiog galiu parodyti. Va čia, va, kaip matot, vietos kojoms nėra. Jeigu čia išstumė, tai vis tiek tu susilenkęs ant tiek sėdi ir tai realiai visiškai prisistumęs prie galo. Tai jokio patogumo, jokio į priekį negali pavažiuoti, atgal negali atsiversti, realiai mažiem žmogeliukam. Nu, iki metro šiam gal dar ir tai, kažin ar būtų patogu. Tada kitas dalykas, mėto šitą grabą, kaip aš nežinau, kaip Drakaras būna pralekia viesulą ant kelio tokį, nežinau, kokių 10x10 dydžio. Tai būna taip sutampa, tai šitą gaidį visada tampa.
Toliau garso izoliacija Max nėra garso izoliacijos. Žodžiu, pučia iš kiemo tiesiog į tave ir realiai yra darbinis arkliukas, kuris skirtas vežti kažką. Nu, iki tikslo liko 24 minutės. Galiu pasidžiaugti, kad nieks nebesproga daugiau. Audi Q7, daužtų šonų, klientą kaip ir turim jau. Tai variklis tvarkoj, dėžė tvarkoj, bet buvo atsitrenkta į šoną, draudimas tipo neišmokėtas, ar ten dėl kažkokių priežasčių tiesiog nebuvo kreiptasi. Kartais būna, žinot, žmonės gal išgėręs važiavo, gal, ką žinau, kas galėtų būti dar, nežinau. Tai va, tai bet kokiu atveju kitoks gedimas nei visada. Audi Q7 dažniausiai pas mus būna nudegusiais vožtuvais, o dabar daužtų šonų. Taigi taip pat kaip savaitę pradėjom su paskedusią, pribėgusią Q7, kurią dar prieisim, pabaigsim išdžiovinti, išvalyti ir surasti, kur bėda, kad jau perteikt žmogui iki galo, tai manau šeštadienį tas nutiks. Dar nepasidalinom net apžvalgos video, nes tiesiog norėjau prieiti pats savo rankom pažiūrėti, bet kaip matot, kad nėra kada prieiti, reikia lėkti. Ir jeigu būtų mašina nesulūžus, planau rytoj, bet rytoj pavakarį grįšiu, o gal rytoj, matysim, nežinau, žiūrėsim pagal situaciją. Tai va, tai kol kas važiuoju dar 23 minutės ir žiūrim toliau, kaip čia seksis pasikrauti. Ir šluosim atgal. Penktadienio ryto reporteris. Už mūsų saulė, žodžiu, plius 35 nuo pačio ryto, išeisiu iš viešbučio, tiesiog kojas linkstava taip ir nieko nebenori jau iš karto. O dar, kai žinai, kad tau reikia su šitų dalykų važiuoti, tai visą laimę, kad ir 3 dalykai tarp jo. Lempos naktį geras, stabdo gerai ir kondicionierius. Daugiau tai ten viską galim išmesti. Nieks iki galo nepadaryta, viskas yra blogai, žodžiu. Bet kaip už 19.50 persikraustymui tam kartai okei, nu nieks neperka šitokių mašinų važinėti savo. Jeigu matėt kada per tuos visokius filmus, kur pagrobėjai važinėja su tais prievartautojų autobusiukais, tai va čia būtent būna tas GMC, tik tipo kaip mikriukas su Buda. O mes čia turim dėžę uždėtą, kad daugiau daiktų tilptų. Žodžiu, vakar važiuota iki kokių 11, dabar tiksliai nebeatsimenu, jau buvo tamsu, nebenorėjau tiesiog naktį filmuoti, negražiai, negražaus turinio, tai dieną vis tiek smagiau, tai žodžiu, apeinamą prodau šitą daiktą ir tada prodys, ką mes vakar nupirkau. Tai pradedam gal nuo U-Haulo, kad suprastumėt, kaip blogai yra su juo važiuoti, tada eisim prie Audinės, pažiūrėsim, kokį čia gerą variantą nučiupam ir dar nuderėjom 500. U-Haulas 16 ar 19 tūkstančių mylių, nepasakysiu. Žodžiu, važiuoja su priekaba purtos kaip pasiūtės, jeigu tuščias, jeigu krautas, tai prikaltas kaip Q7 prie kelio. Aš vakar galvau, kad dvigubi ratai, bet pasirodo viengubi. Nu, bet pakrautas daug geriau jaučiasi. Žodžiu, veidrodėliai nesireguliuoja, tai su ranka kiek atėjai, pastūmiai tiek veikia. Irklai 25 metų mašinai, ar 26, nežinau. Žodžiu, sėdynė kaip pasenėlė ant sofos, arba kaip žigulį tik tai biški sodą aptraukta, tai visą dieną sėdint, subinėja šunta kaip nežinau kas. Nežinau, kas čia tai blogai, bet labai blogai, neįmanoma sėdėti. Kai sėdė, tavo keliai remiasi čia. Vietos dar būtų, remtus ir toliau, nes tiesiog atsirėmė ir įsispiri va čia subinėje. Ir jeigu reikia stabdyti, turi vos nesuranka koją pakelti ir uždėti ant stabdžių. Labai nepatogu. Žodžiu, vairas, airbagas, va, yra airbagas. Labai gerai. Tai labai paprastas automobilis. 17 tūkstančių nulėkęs. Čia mano šikšlynas. Nu, kadangi matėt, kaip ten vakar nesisekė, tai čia nieko čia gražiai nedėliojau. Tiesiog sumečiau ir viskas. Nu, realybė tokia, aš čia nesigražinsiu, nerodys gražiau nei yra, nes yra taip, kaip yra, visi skubam, lėkiam ir taip ir gavas. Žodžiu, jeigu užsidarius duris nori ištraukti, ką nors atsigerti čia, neįmanoma, realiai. Neįmanoma, nes neišsitraukti. To aš jums parodysiu. Čia, va, kaip ir minėjau, mūsų keliai, realiai gazą dar gali paspausti, o jeigu jau stabdį nori spausti, realiai tu turi
nu, va čia va tokia situacija įdomi, kad tu turi atkelti koją, tada į vairą rėmės ir tik tada stabdį gali paspausti. Tai va tokias mašinas jie čia gamina. Tai kaip su ją važiuoti? Realiai pravažiuoti kokias, aš nežinau, 6 valandas atsisėdus, čia viskas, tu jau nieko nebenori, viskas, atostogos 2 savaitėm. Neįmanoma, realiai. Va, toliausiai prisistūmės, atgal nebevažiuoja, žodžiu, ir vis tiek kojas rėmė. Tai kaip važiuoti, va, čia tiek vietos, va, viskas. O čia, va, mėlėjai, čia mano turtas. Greit iškabliau viską išaudį vakar, kad tiesiog turėtume ant kelio. Aišku, gal nieko ir nereikės, bet geriau turėti, kas jau buvo Audi sudėta. Jeigu netyčia Audi būtų išvežta į towing parkingą, kur reiktų susimokėti kažkiek šimtų, jau nebetraukčiau šios iš tenai, nes parkingą palikom, sumokėjom. Nu, jeigu netyčia galvoju, kas nutiks, nebereiks man rūpintis. Tai va, vakar nupirkom Q7. Q7, variklis ok, dėžė ok. Yra 3 pagrindinės problemos šito automobilio. Tai sudūžęs žibintas. Realiai sudaužytas stiklas ir buvo paslėptas defektas. Tai visada visiems sakom, visi automobiliai turės paslėptų defektų. Visada stengiamės paslėptų defektų suradę nuderėti sumą. Kartais pavyksta, kartais ne. O su šituo automobiliu pavyko nuderėti $500 ir gavosi, kad už automobilį sumokėjom 4500. Už 18 metų Audi su geru varikliu, su gerai dėžė, važiuojančią su R21 sport ratais 4500. Einam apžiūrim. Žodžiu, lempai reiks keisti stikliuką, viskas čia šviečia, tik reiks pasikeisti. Visa mašina turi vieną kitą pabraukimą, distronikas, ratai R21, head-upas. Antra bėda, suskylęs stiklas ir toj trečią bėdą parodysiu. Nu, viduj čia nėra ko labai plėstis iš tikrųjų. Juoda, bosė, šildomas, ventiliuojamas, 4 zonų klima, žodžiu, šviesios lubos, babiški pabuzotas ten matot. Nu, čia nebežiūrinėsim kiekvieno to nubraukimo. Ir kas gerai dar, ką gaunat už 4,5 pritraukėjus. Va, prašau. Va taip atrodo automobilis. Sakyčiau, tikrai neblogas variantas. Ir mes einam prie pagrindinės problemos. O, sakysit, neperkat gi Tarakono, ne? Nu, bet žiūrėkit, dabar gas taip. Mašina nepranešta į insurance. Tai kaip ir švarus titlas, ne? Nu, tai jeigu mes eliminuojam šitas duris abidvi, ne? Va čia išimam. Viskas, mašina sveika. Kodėl aš skaitau, kad šita mašina yra gera? Tai jūs man pasakykit, žodžiu. Ar aš teisus ar ne? Čia braukė, čia braukė, čia braukė ir čia braukė. Čia kiaurai vraja, gerai neperkoja. Bet, kai tu atidarai duris visas, ne? Biški liečia. Vos, va čia kažkas vos įlenkta. Čia vienas taškiukas, čia antras taškiukas. Truputį. Nežinau, ar čia tiesa ar ne. Va čia va gal bangelio, gal taip turi būti. Gal ir bangelio. Taip, bet čia viskas tiesu. Čia viskas tiesų gražu. Šitas duris atidarom. Tiesų gražu. Jeigu mašina savo, čia net nieko daryti nebereikia. Nieks neiššaudė, niekur nepaliesta, smūgė nebuvo, tik tai nubraukė su pick-up truck. Nu va. Ir jūs man pasakykit, ar čia Tarakonas, ar ne? Su šitu grabu keliaujant, tik vieną dainą mintyse skamba ta ting ding 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 ding. Galiu pasakyti, kad važiuoti, nu, tipo pakrauta, tai kaip ir gerai stovi ant kelio tą mašiną, nu, darbinė, nu ką, jos tikslas yra vežti, sunkiai daug vežti, varkyti, kol užkals kas nors. Ir yra ribotuvas, tai realiai kaip nukrenta ant pedalo koja ant 7.5 taip ir neatsileidžia, tai realiai gali įremti pagalį ir tiesiog tau laikys tą gazą. Tai va, ir neduoda daugiau važiuoti. O jeigu važiuoji daugiau? Pasukite dešinėn. A jeigu važiuoji daugiau, tai tau rašo iš karto speed kills, bet aš čia įsivaizduočiau bills kills, nu tai va sąskaitos užmuš, nes čia to kūro blemba vakar paspaudžiau valandą laiko ir jau čia pusę baką nebeturim. Tai žodžiu, tikrai srebia iš čia kokį 20 litrų benzino man. Va čia, kol išsiaiškinau, kaip veikia lempa vakar, aišku, kaip ir turėtum suprasti, bet domė, kas čia per domė, nes matęs tokio užrašo. Va 2 paketėliai, čia ir kiaušinis, biški saliamio ir sūris. Tai realiai
kiek šitų kalorijų, 200 šiam kalorijų, paėmiau 2 dėžutės, nevalgysim dešros, valgysim kiaušinį, sūrį ir, gal 3 gabaliukus dešrytės, nes realiai ta dešra čia nėra mėsos joje. Tai sūris visai nieko turėtų būti, toj paragausim, pasižiūrėsim. Sūris kaip sūris, su paprikos gabaliukais. Visai nieko, kiaušinio skonį žinot, toj kamera nukris, atsisveikinam, žodžiu, vėliau susimatysim, kadangi dabar reikia lėkti, greičiau grįžti namo ir išlipti šitą pragaro automobilio. Žinokit, grįžta buvo penktadienį, žodžiu, kelionė, aš jums galiu pasakysiu, per, metus laiko vieną sunkiausią. Toj taburetėj reikėjo atsipurtyti kaip arkliniam vežimė su metaliniais ratais, jeigu kam yra tekę važiuoti. Parvežėm iš Mizūrio, tą lupeną, su kuria vežėm, matėt. Žodžiu, šiandien yra šeštadienis, vakar nebeturėjau jėgų nieko sufilmuoti, žodžiu, bet šiandien turėjau jėgų atvežti šitą mašiną. Kolegos padėjo suvežti dar mum BMW ir padėjo dar atvežti Pacifiką šitą. Tai visas jas tuoj apeisim, aprodysiu dar. Bet ką norėjau pasakyti, tai tiesiog, kad šią savaitę nebespėjau vienas, tai reikėjo tiesiog prašyti pagalbos ir pačiu kolegom, kurie buvo laiku ir padėjo. Tai reiškia, Audi pristatyta iškeliauja kitą savaitę į Lietuvą, šiandien šeštadienis, kitą savaitę pasikrauna. Šitas BMW, kurio dar nematėt, bet pamatysit, tai reiškia, klientas pats atsiuntė, sako, važiuojam, perkam ir už šitą BMW sumokėjom $1000. Nežinau, daug ar mažai. Mašina kūrėsi, 2013 metų, 4.4 variklis, N3 ir 4 varėm. Tai žodžiu, pats centralų užvažiavo, pats klientas susirado, sumokėjom 1000, 8-12 savaičių ir automobilis pasieks klientą. Taip, tai reiškia, yra salonas šviesus ir viskas, padangos naujos. Tai vien padangos šitos Michelin Defender kainuoja $1000. Apie 1200 sumontavom su mokesčiais ir taip toliau. Tai vien dėl tų padangų apsimoka tą mašiną pirkti. Žodžiu, susitvarkys, važiuos. Šitą Q7, kaip jeigu atsimenat, matėt, šonas daužtas, tai galim nueiti pasižiūrėti. Tai šonas daužtas ir kas yra gerai, kad šitam automobiliui yra tik tai durelės keičiamos ir realiai va dabar aš iš tikrųjų iš namų atvažiavau su šitą mašiną, tai pravažiavau gal 30 minučių ir padangas reikia keisti, man atrodo, kad dreba arba padangos, arba diskai, bet pirmą reikia padangas pasikeisti, tai padangom ragas. Sumokėjom $4500. Variklis geras, yra klaidų, galimai yra žvakės labai senos, nes meta ne tokias padraikas klaidas kaip Misfire, bet ne visada. Užkuri, ant šalto variklio išmeta keletą Misfire'ų, bet nėra tokio, kad duodi gazą ar atleidi ir kyla ir leidžiasi. Ne, tik tai ten, nežinau, per 2000 ciklų kokius 7 kartus išmeta Misfire. Tai čia jau reiškia, kad žvakės greičiausiai senai labai keistos prieš kokį 5 štukų. Chrysler Pacifica. Tai iš tikrųjų vis daugiau šitų Pacificų nuperkam, tai šitos Pacificos defektas yra dingsta antifrizas. Čia yra 365 Pentastar variklis, kuris variklio vidury stovi aliuminis arba plastikinis tepalo aušintuvas ir ten maišosi antifrizas ir tepalas. Tai reiškia, kai jis pavargsta, tai ir tepalas pradeda varyti šoną ir antifrizas. Pardavėjas sakė, kad čia yra perkaitus galva ir ten, sakykime, leidžia antifrizą ir taip toliau. Iki to dar reikia išsiaiškinti, kadangi nėra aišku iki galo. Tai variklis užsikuria iš pusę pasukimo ir labai sunku identifikuoti, ar tikrai galva, nes dūmų baltų nėra. Bent jau kiek buvo užkūręs, mašina užvažiavo pati. Tai kas byloja tai, kad jeigu antifrizas dingsta, gal bėga pro šoną, gal bėga į tepalą, reikia keisti tepalą, reikia žiūrėti, ardyti ir spręsti. Nes važiuoja gerai, variklis dirba gražiai, tai aš sakyčiau, kad tepalo aušintuvas. Tai šitas automobilis turi 8 vietas, per vidurį sėdynės nėra. Bet kas yra labai gerai, kad niekas nesuplyšia. Tai va juodos sėdynės, žodžiu, ir kas yra gerai, kad niekas nesuplyšia. Vienas kitas nubraukimas, padangos labai geros, diskai reikės pasikeisti ir už šitą automobilį sumokėjom $2934. Tai kas yra gerai, kad automobilis tikrai vertas visų pinigų ir važiuoja ir manau, kad klientas tas, kuris nusipirko, bent jau šią akimirką klientą turim, susimokėjo 10%, išsiuntėm viską ir galės pažiūrėti, ar jis nori tos mašinos ar nenori. Šiaip būtų nelogiška nepirkti, nes automobilis labai gero stovio ir belieka susitvarkyti tik tai tą problemą. Variklis nėra brangus, o šitas automobilis nuvažiavęs 100
30 000 mylių. Tai va, tai juodas Pacifica iškeliauja vienaip ar kitaip į šitą konteinerį. Tai visi automobiliai pas mus pasikrauna dažniausiai į MSC konteinerius, tai viską kraunam per Baltic Auto Shipping. Tai kompanija, su kuria dirbam jau 4 metus, nei karto nepavedė, toliau dirbsim, esam laimingi, patenkinti ir nieko neplanuojam keisti. Ir į šitą konteinerį dažniausiai telpa 3 mūsų automobiliai. Tai nesvarbu, kokie būtų, ar sedanai, ar universalai, ar va tokio dydžio, kaip visi tie, kur prieš tai matėt, tik po 3 kraunam. Nebent, jeigu būtų motociklas, įdėsim kažkokį 4 daiktą. Kodėl taip darom? Kodėl ne 4? Todėl, kad kai kraunam 4, krovėm 4, per daug žalų. Nusprendėm visiškai nesuteikti tokios galimybės ir nekrauti automobilių po 4. Tai žinau, kad sakysit pigiau, ten tas anas. Ne, mes geriau visas mašinas, kurias nuperkam, kaip žinot, visos dažniausiai būna be didelių kažkokių defektų. Jeigu būtų 4 tarakonai, kuriuos reiktų sukrauti vieną konteinerį ir vis 4 būtų sedanai, aš tada suprantu. Bet 4 džipų neįmanoma realiai sukrauti, nebent jie visi būtų Audi Q5 ir Macanai ir tai klausimas ar telptų. Man atrodo, kad ne, nesvarbu, žodžiu. 3 mašinas per konteinerį, dažniausiai MSC ir išsikrauna Klaipėdoj ir automobiliai išsimuitina Šiauliuose. Kodėl taip vyksta? Dėl to, kad mūsų bazė yra Šiauliuose, mūsų partneriai, kurie mums padeda viską išmuitinti, sutvarkyti, iš kur visi atsiemat, jau kas ne vienas žmogus buvot, tai žinot, Autogedas aikštelė, važiuojate aplinkelį Šiauliuose ir ten iš toli matos didelis ženklas Autogeda. Atvažiuot nuo laukų, sukat į dešinę pusę, jeigu nuo Panevėžio, į kairę pusę, jeigu nuo Klaipėdos ir jau matot, kur reikia važiuoti. Nueinat, paduoda dokumentus, jeigu jau mašiną galite atsimti, nueinat ir atsiemat. Ir viskas. Tai va, tai šitos mašinos 3 iškeliauja į Lietuvą kitą savaitę, 8-12 savaičių ir bus Lietuvoje, jau po 8-12 savaičių jau atsimt galės. Šiandien vieną dar pasidalins tokią istoriją, žmogus rašo, paliko mum atsiliepimą, dabar neatsimenu, 39, man atrodo, geras atsiliepimas, jeigu norit užeiti pažiūrėti, ką žmonės rašo, ateikit pas mus į Facebooką, rašo, užtruko gana ilgai, nu ir pažiūrėjom, okei, sumokėjo pinigus ir tai buvo birželio 12 ar 13. Okei, birželis, Liepa, rugpjūčio 14 šiandien, tai reiškia 2 mėnesiai, 8 savaitės, jau mašina pas jį. Kai žmonės nesusiduria, kiek laiko trunka nupirkti, pakrauti, išsiųsti, išsimuitinti ir gauti mašiną, tai žinokit, kad 8 savaitės super laikas, toliau taip ir darysim, varysim, žodžiu, kiek tik įmanoma, o dabar atsisveikinam ir pasimatysim kitą savaitę. Audi Q7, tos, kur bėga vanduo, visgi nepavyko sufilmuoti, nespėjau, tikrai nepykite. Automobilį patikrinsim, pažiūrėsim, noriu pažiūrėti, kas ten iki galo jam yra, tada, kai išsiaiškinsiu, pafilmuosiu, parodysiu, įkelsim pardavimui ir tada galėsim jau pasidalinti žmogų tikrą nepameluotą informaciją, kas yra automobiliai, bet šią savaitę nebespėjom. Jeigu norit pažiūrėti, kaip sekėsi atrasti gedimą, ir informuoti žmogų, pirkėją, kurio dar neturim, kurį turėsim, kas yra tam automobiliui, tai žiūrėkit mus kitą savaitę. Iki!